Pacheque, bem Hilton. Sveiki visi! Siekiantys laimėti, atspėti, pažaisti, atsipalaiduoti ir pagauti savo sėkmės paukštę už uodegos. Kas gali tiksliai pasakyti, koks yra sėkmės kodas? Lietuvoje, mielieji, startuoja precedento neturintis loterijų istorijos projektas. Minint loterijų Lietuvoje 30-metį, pristatome jums ne tik išleistą knygą Loterijų kodas, bet ir kviečiame sudalyvauti specialioje Delfi viktorinoje. Įminkit loterijų kodą ir galbūt jūs galėsite džiaugtis kvietimu dalyvauti specialioje televizijos laidoje Loterijų kodas su Arūnu Valinsku sausio mėnesį per Delfi TV. Be abejo, daugiau informacijos loto.lt puslapyje. Na, o dabar laikas faktams. Tai yra realiems jūsų laimėjimams. Keno loto 12 262 tiraže. Užsirašykite 51, 53, 4, 6, 49, prieš to, toliau 52, 35, 31, 20, 50, toliau 39, 47, 38, 36, 37, 5, 28, 21, 41 ir 34. Jei nespėjote užsirašyti skaičių, juos pasitikrinti galite bet kuriame Perlo terminale Lietuvoje. Kitą kartą šiandien žaidžiame jau vėlų vakarą 22 valandą 30 minučių. Iki pasimatymo. Gerą dieną, brangieji. Pagaliau dar vienas gruodžio šeštadienis, dar labiau priartinantis link švenčių vilties ir džiaugsmingumo. Tegul tokių gerų dalykų netruks ir jūsų kasdieniuose žaidimuose. Jei anksčiau pirkote bilietą fizinėje priekybos vietoje ir nieko nelaimėjote, nenusiminkite. Suteikite savo bilietui antrą šansą. Keliaukite į loto.lt, tikrinkite bilietą ir sukite laimės ratą ir galbūt jūs tapsite tuo vieninteliu, kuris keliaus į rojaus kampelį Maldyvus. Daugiau informacijos loto.lt. Laikas sužinoti dabar laimingai 20-tuką Keno loto 12 261 tiraže. Tad sėkmingų skaičių jungiame Keno mašiną. Tai nesėkmingiausiai įlieka, kas yra? 17, 57, 56, 40, 34, 2, 21, 25, toliau, 60, 39, 59, 31, 35, 49, 27, 20, 47 ir
7. Sveikinu laimėtojus. Loto.lt puslapyje, perlo terminaluose, parduotuvėse tikrinkitės, kokio dydžio jūsų sėkmė. Draugiško šeštadienio ir iki 17:55. No. Laikrodžiai rodo 6:30 ir čia jau ketvirtadienio LNK žinios. Labas vakaras, aš Lina Kairytė. Ir aš Adomas Grinius su sportu. Iš pradžių trumpai ką matysite. Kodėl neskelbiamas karantinas, bet nuo rytojaus gyvensime taip, lyg jis būtų įvestas. Veryga sako, kad valdžia taupo, jam antrina Vėgėlė, o Dulkys neigia. Tai gali būti, kad tokiu būdu vyriausybė siekia dabar jau taupyti lėšas ir medikam nebemokėti už papildomą darbą. Bet su tuo yra susiję, žinoma, šitie dalykai. Pinigai. Taip. COVID priedam yra pinigai ir buvo numatyti, ir jie yra mokami. Nelaimė Panevėžyje. Sunkvežimis įriedėjo šalia mokyklos esančią autobusų stotelę, kurioje buvo vaikų, abu berniukai sužaloti. Tas, kur prie ratų buvo visas krūvinas, o tas, kur po ratų jis buvo, nieks tenai nėjo, ten labai nežiūrėjo, nes ten visi bijojo, kad nebūtų susiprašytas. Ką reiškia valdžios žadama kylančių kainų amortizacija? Opozicija sako, kad tai žmonių varimas 5 metus gyventi skolon, tikintis, kad kainos kris. O šilumininkai prideda, kad bus ne tik skola, bet ir palūkanos. Reikės vis tiek sumokėti vėliau ir su palūkanom. Tai aš nežinau, ar vertėtų visiems tą daryti. Dramatiškiausiai vadinamą į kainų šoką žiūri Vilniaus meras, sako, kad tai didelis iššūkis. Kiti juokiasi ir pabrangimą skaičiuoja cigarečių pakeliais. Man atrodo, kad mes kartais pernelyg didelį dramblį pučiam, nes cigarečių pakelis kiek kainuoja?
Politikams nesutariant ar po mėnesio migrantus jau pradėti paleisti į laisvę, nelegalų kratą stovyklose vykdę pareigūnai pasakoja apie rastus ginklus. Kad ten būtų susirinkę pavojingos tautos yra, ypač rūdininkų stovyklavietėje. Vienas žmogus skiepijasi, kitas gauna galimybių pasą. LNK žinių komanda užfiksavo galimą skiepo klastotoją. Akivaizdžiai matėsi, kad jisai yra jaunesnis, tuomet gydytojai griebė iš rankų pasą ir pabėgo. Į Lietuvą atvyko Danijos princesė. Moters istorija lyg pelenės. Meri su būsimu karaliumi susipažino bare visiškai atsitiktinai. Iš tikrųjų, puikiai žinau, jos yra. Ir apie perėjas, dėl kurių žmonės vaikšto oru, o vairuotojai akimirksniu pristabdo. Pradėkime nuo skaudžios nelaimės Panevėžyje. Prie vienos miesto progimnazijos tuščias stovintis vilkikas pervažiavo vieną judriausių miesto gatvių ir trenkėsi į autobusų stotelę, kurioje sėdėjo 2 nepilnamečiai moksleiviai. Liudininkai pasakoja, kad vaizdas buvo baisus. Vieną berniuką teko vaduoti ugniagesiams. Praneša Violeta Lunikaitienė. Pirminės avarijos aplinkybės sunkiai tikėtinos. Kitapus gatvės pastatytas tuščias vilkikas skersai skrodžiai.
naujienomis kviečiame žiūrėti, aš Gintaras Dešinys, gerbiamas Vilnius, sporto. Pirmiausia, trumpai ką matykite. Rukloje apgyvendinta migrantė pagimdė negyvą kūdikį. Šeima rugsėjo gale iš stovyklos bandė sprukti, bet tuoj buvo sugrąžinta. Nusiskundimų tikrai neturėjo, ginekologo konsultacijos atsisakė. Gyvų sargų dieną policininkai dirbo, o šventė vairuotojai labiausiai apsvaigęs vairavo išsinuomotą elektromobilį, o vos išvakarėse teisių netekusi mergina nuo policijos spruko. Tauragę terorizuoja šernai, išknisinėti parkai, daugiabučių kiemai ir net bažnyčios prieigos. Kai niekas nepadėjo, medžiotojai griebėsi šautuvų. Tikrai nejauku, nes tai belia kur išlenda iš krūmų, iš kur nori. Čia mums netrodo mes kambarė, kai sėdam. Sakartvele vykstant vietos rinkimams suimtas buvęs prezidentas Saakašvilis. Ukraina dėl dabar jau jos piliečio reikalauja Tbilisio pasiaiškinti. Naujas Nemuno šliuzas Kaune leis perplaukti laivams Algirdo Brazausko hidroelektrinės užtvanką. Galime įlipti Kaune ir išlipti arba Juodojoje jūroje, arba Šiaurės jūroje. Nemunas jau skaitau yra sugadintas. Gyvūnų globėjai pastebi, kad žmonės masiškai atsikrato haskių, bet jeigu mėgstate sofą ir televizorių, ši veislė ne jums. Tik gaila, kad niekas tinkamas yra ypatingai su vaikais, labai mielas nekanda. Įsivaizduokit, toks gražus yra mažas visukas. Tai mažas pupų kamuolėlis su žydrom akim, tai žmonės negalvoja į ateitį. O trumpėjančias dienas ir niūrę rudens nuotaiką praskaidrina Jurginai. Jais didžiuojasi Kleboniškių kaimas. Rudenį, kai nėra jokių gėlių, tada pražįsta jie. Epidemiologinė situacija Lietuvoje vis prastėja. Į blogiausią susirgimų zoną, vadinamąją juodąją, jau patenka daugiau kaip pusė Lietuvos – 36 savivaldybės. Prasčiausia padėtis Joniškio rajone. Šiuo metu ten 100 000 gyventojų tenka beveik 2000 sergančiųjų. Geriausia padėtis